Sveiki visi, čia FTMC arba Fizinių ir technologijos mokslų centro tinklalaidė Tai ką jūs ten darot. Aš esu Simonas Bendžius, sveikinuosi su visais mūsų kanalo YouTube žiūrovais ir LRT radiotekos bei mediotekos klausytojais. Labai malonu čia būti ir iškart pristatau savo pašnekovę, tai yra FTMC nanotechnologijų skyriaus doktorantė Raimonda Bogužaitė. Labas, Raimonda. Labas. Labai tokiu keistu metu išeis šis podcastas per vėlines, lapkričio 2 ir galvojam, ar čia kažkaip dirbtinai pritempti prie tos temos, ar ne. Vis dėlto tema bus nesusijusi nei su mirusiųjų pagerbimu, nei su vėlinėmis, bet vieną faktą tikrai apie tave žinau. Tu dabar apsirengusi esi mėlynu, tokiu džemperiu su FTMC ženklu, kas yra labai gražu, bet kiek žinau, Raimonda, kad tu praktiškai tavo spintoje yra vien juodi drabužiai. Taip. Tai kiek reikėjo tau valios ir dvasinių pastangų, kad tu apsirengtum ne juodą spalvą šiandien? Na, mėlyna spalva vis tiek yra iš tamsesnių spalvų, tai šiai spalvai man didelių komplikacijų nėra. bet taip visi žino, kad, na, jeigu jau aš apsirengsiu kažkaip spalvotai, čia turbūt kažkoks bus ekstra įvykis, tai, na, nežinau, man tiesiog taip išeina, man labai patinka ta juoda spalva ir taip gaunasi, kad aš spintą užpildau praktiškai tik jie. Tu gal vaikystėje žiedavai Adamsų šeiminėlę, kur mirtišė būdavo tokia Žiūrėdavau, veikėja. Nebuvo mano populiariausia veikėja, bet aš pat ir dabar į trendus, kaip sakant, pataikau, vis tiek trečiadienį grįžau jau į rinką. Teisingai, jo, žiūrėjau trečiadienį. Serialą žiūrėjau, tai bet ne dėl to vis kitas spalva likus pas mane, bet taip. Gerai, o kaip tau visi tie Halloweenų dalykai, šmėklinės ir panašus, ar tu šventi, tau kažkaip apskritai ta tema rūpi, įdomi yra, nes vieni sako, kad ne, čia mums geriau reikia labiau tas lietuviškas tradicijas, kiti sako, kad tai nesikerta, kaip tu pati, nežinau, atšventei jau dabar, kai tas podcastas jau išėjo. Šiemet tikriausiai, kad nešvesiu Halloweeno, na, galbūt kažkur apsilankysiu mieste, bet šiaip neturiu vienareikšmiškos nuomonės. Aišku, manau, kad šiuo metu Halloweenas yra pas mus tikrai labai stipriai paplitęs ir ypatingai maži vaikai tai supranta kaip labai natūralią šventę. Ir kad reikia švęsti ir minėti, reikia persirengti. Šiaip man visai žavus tas momentas, kai mes turim labai daug ir visokių filmų tą dieną ir ta atmosfera tokia, lyg ir niūri, vėsi, bet tuo pačiu ir kažkoks jaukumas vis tiek atsiranda. Tai dėl to man ta šventė kaip ir nėra labai atmestina. Kas man atrodo yra šiek tiek grėsminga, tai yra tai, kad na, mes turim panašią vėliau šventę būtent užgavėnės, kad na, tai kaip mūsų tradicija gali truputį nykti ir atrodyti, kad na, ką mes čia 2 kartus panašiai elgiamės, bet na, man atrodo labai svarbu suprasti tą prasmę ir ypatingai tos užgavėnių šventės tradicijų. Tai jeigu mes sugebėsim laviruoti ir išlaikyti 2, tai man atrodo, tada nieko baisaus tam Halloween'e nėra. Aš prisimenu, prieš jau daug metų važiavau autobusu iš Vilniaus į vieną kaimą ir aišku, jau buvo tas laikotarpis visų šventųjų vėlinių ir jau, na, tu pravažiuoji, matai, žvakutės dega kapuose, jauku, gražu ir važiuoja, žodžiu, mama ir jos kokiu gal 7-8 metų berniukas, gal 6 metų, apsirengęs kaip giltinė, visas ant griaučiai su dalgiu rankos. Ir išlipam to kaimelio stotelėje ir pasitinka senelis, jau garbaus amžiaus juos. Ir tas anūkas su tuo dalgiu, I'm very scary, jie mojuoja. Tai va toks 2 tokių įdomių kultūrų sutikimas įvyko. Tai va, bet gerai, Raimonda, tave mes pasikvietėm čia dėl labai džiugios žinios, kad 2 kartą Lietuvos istorijoje vyko konkursas Tyrėjų Grand Prix, kurį šiemet organizavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, taip. Ir tu tame konkurse laimėjai 1 vietą. Konkursas buvo kaip pristatyti ant scenos per 4 minutės, vaizdžiai, populiariai, su skaidrėm, su balso išraiškom ir panašiai savo disertacijos darbo temą. Ir buvo 10 pretendentų, bet na, tikrai čia labai neobjektyvus tas požiūris čia apie kolegę kalbėti, bet iš tikrųjų tu, kaip sakant, nunešiai tiek komisiją, ką jie patys sakė, tiek ir žiūrovus. Tai čia tiesiog tu natūraliai taip laisvai ant scenos jautiesi, kaip tada jauteisi ir buvai. Šiaip, aišku, scena man nėra visiškai svetimas dalykas, aš patirčių apskritai kalbėti, kažką pristatyti, aš esu turėjusi, tai šitas potyris tikrai duoda daug pliusų ir galbūt kažkiek ir pranašumo. Aišku, labai didelis stresas tikrai prieš šitą konkursą tikrai buvo,
nes, yra labai dideli iššūkiai, kai tau reikia tilpti į tam tikrą laiką, kai tau reikia labai atsakingai ir aiškiai pristatyti dalykus, tu neini ten debatuoji, nei ten kažką pristatinėjai, kažkokią poziciją, ta prasme, on the spot nekalbi, tai labai daug iššūkių buvo ir streso tikrai buvo. Aišku, aš galvojau, kad jau aš tikriausiai su stresu nesusidorosiu tų vietų, nes aš kalbėjau viena iš paskutiniųjų, aš pagal pavardę įprastai supratus pradžioj, pakalbė ir ramu ir viskas. Ir tada jau ten valandą iš kampo į kampą vaikštai, ar gerai, kaip čia dabar nusiraminti. Taip, tai va dėl šito galvau, kad man gal užlipus gali mane nunešti tas stresas, bet kažkaip man pavyko į tą zen būseną save pristatyti ir kažkaip pradėjau, paskui kai pakalbėjau, gal gerai, padariau, ką norėjau padaryti, ką galėjau padaryti ir taip, tai šiaip tas stresas įlipant į sceną jis visada yra, aš irgi turiu, aš dažnai moku jį užgniaužti, kad viduje ten pas mane konkuliuoja, išoriai aš galbūt labai ramiai atrodysiu, bet šį kartą kažkaip pavyko tą būseną pasiekti, ir viduje, ta prasme, pakankamai ramiai pasijausti. Tai va. Nes buvo kas stresavo iš tikrųjų, ar ne? Ir tas irgi buvo komisijos narių Domo Razausko, dainų atlikėjo autoriaus atkreipta, kad jūs neikit į sceną, kaip, tarkim, 6 klasės skaitovų konkursė, ar ne? Kad tiesiog tu va taip žiūri ir, štai, ir dabar aš jums pristatysiu. Auksinis rudenėlis. Taip, jo, iš serijos. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus nesudūrė su tuo viešuoju kalbėjimu, tai gali kilti problemų. Ir tas labai matėsi, buvo gal tik kokie 3 žmonės, kurie tikrai labai laisvai, bent jau iš šono žiūrint laisvai jautėsi ir laisvai kalbėjo. Ir dar kas man patiko, jog tavyje yra tokios geros savišaipos, saviironijos. Jo, ir tas labai irgi gerai, tu kalbė apie tuos tyrimus, apie juos mes toj pakalbėsim ir jie yra svarbus ir įdomus tikrai, bet irgi tu nestai savęs tokia pozicija, kad štai, dabar aš čia išgelbėsiu pasaulį, žiūrėkit, ką mes čia dabar darom, kaip čia yra svarbu, nuostabus. Tiesiog žiūri, kad, gerai, čia tam taikom tam, bet čia dar yra tų problemų ir visa kita. Ir tas labai irgi turbūt, man atrodo, šitas momentas yra pakankamai natūralus ir parodymas apskritai žmonėm, kad mes čia visgi darom tą darbą ne veltui ir taip ilgai užtrunkam ir ne veltui čia to pokyčio per vieną dieną neatsiranda. Tai va tas pritraukimas labiau prie bendros visuomenės, man atrodo, per tą prizmę ir ateina, kad parodyta, kaip tai yra natūralu, o ta savišaipa tai, irgi čia, aišku, ateina ir iš kompleksų ir ne tik, bet tuo pačiu, aišku, irgi kažkiek būtent priartinimo prie bendruomenės, visuomenės, kaip yra, kaip tu jautiesi ir truputį, kad ar tave kaip žmogų pažintų labiau. Tai va. Man tas įsiminė, turbūt gal galiu pasituoti, kai sakai, kad, kam ten nesiseka moksluose, sekasi meilė, mokslai man sekėsi labai gerai. Ir tokia reikšminga pauzė, ir čia buvo, tobula. Jo, kas nežinot, irgi tas konkursas, jis vyko Grand Hotel Vilnius, tai yra Kempinskio viešbutyje, taigi, prabangi ta visa aplinka. Ir aišku, tas jausis toks patosėlis, toks lengvas, ar ne, tiek, ir vedėjai, taip, turbūt ta aplinka pati pareigoja šiek tiek, ir tas gal irgi jaudulio turėjo pridėti, nes jeigu kokiam nors bare, klube, tai turbūt laisvai vis tiek viskas. Ir aišku, ir kitas momentas, kad tai yra renginys. Renginys su visa programa, apšvietimu, filmavimu, įrašais, komisija. Ir aišku, tai, kad tu turi porą šimtų ir daugiau žiūrovų, kurie tave vertins, irgi yra, toks labai, labai irgi daug atsakomybės užkraunantis dalykas. Tai taip. Dabar net keista, kad tik antrą kartą toks organizuojamas dalykas, nes tu tokia paprasta idėja, ar ne, populiarinti mokslą, populiarinti tai, ką tu darai. Taip. Aš lyg ir girdėjau, kad anksčiau yra vykę, tik tai, kad gal ne tokiu dideliu mastu, bet kad darydavo anksčiau panašius konkursus. Taip, tik tai, kad gal jie nebuvo tokie populiarūs ir ne taip stipriai viešinami. Jo, tai gal truputį trūko oro jau, šiek tiek reikėjo tokios gal pauzės po 5 pristatymų, nes jau toks nuovargis. Ypač kai buvo 4 iš eilės pranešimą apie vėžį. Tai jau taip tokia nuotaka, taip krenta, paskui atėjo vienas žmogus, kuris apie nekilnojamą turtą. Taip, architektas. Tai iš karto visi, atsikvėpė. Pagaliau kažkas kito. Taip. Tai tas, ir tikrai reikia tikėtis, kad čia tikrai gera idėja ir geras renginys, kad jisai plėsis ir kad, gal net ir bus transliuojamas per kokią televiziją, nes čia tikrai svarbu ir įdomu žmonėm būtų. Tai čia ir žmonėm, ir tuo pačiu ir patiem doktorantam, man atrodo, yra labai gera ir platforma apskritai pasibandyti, pastobulinti būtent to viešo kalbėjimo gebėjimus, apskritai tobulėti tam pristatymo dalyje toje,
kur tu apskritai sugalvoji, kaip tai padaryti, kaip papasakoti žmonėms. Ir nes, tikrai kiekvieną dieną to nedarant, tai ten 9 vanduo nuo kisieliaus, ką tu ten šneki ir ką tu ten pristatysi. Tai gali būti. Jo, o tavo tema buvo tokia, kurią Razauskas, tas minėtasis mūsų mylimas, net žaktelėjo pamatęs ekrane: elektrocheminio jutiklio kūrimas, polipirolo pagrindo ir jo savybių modifikavimas. Taip. Tai kitaip tariant, tu, nes jau šiek tiek rašiau apie tave tekstą, tu kuri molekulinius įspaudus. Taip. Ir tai yra svarbus ir įdomus dalykai. Tai vat, vėlgi, ar ne, mūsų klausytojams ir žiūrovom, jeigu paprasta kalba paaiškintum, kas pirmiausia tai yra? Tai pradedant nuo technologijos, molekulinių polimerinių įspaudų technologija yra suprantama tokia paprasta gan schema, kai mes pasirenkam kažkokį polimerą, prieš tai monomerą, iš kurio mes... Kas tai polimerai, monomerai? Polimeras, monomeras, tai monomeras, žodžiu, galim paprastuoju būdu, kaip Lego tas detalės įsivaizduoti, vienas monomeras, viena detalė, mes padarom sintezę, sukuriam didelį sluoksnį, didelį bloką. Monomerai tam tikrai yra molekulės tam tikros. Taip, ir paskui jie susijungia ir turime daug, ar ne? Tai yra vienas dalykas ir tada mes išsirenkam šabloną arba medžiagą, kurią mes norėsime tirti, kurią mums reikia atpažinti. Pavyzdys, tarkim, ten šlapimo rūgštis kokia nors, ten kovido spyglio baltymas, tarkim. Ir tada mes... Kovido baltymas gražiau skamba. Kovido baltymas, tarkim, ar ne? Tai, tarkim, mums reikia jį surasti, tai mes tada vykdome kartu, bendrame inde vykdome tą sintezę ant elektrodo paviršiaus, tarkim, ant stiklelių ten ar ant platinos kokio elektrodo, bet ant paviršiaus, žodžiu, mes kuriame tą sluoksnį. Tame sluoksnėje tada įsispaudžia mūsų ta ieškoma molekulė medžiaga ir vėliau mes turime sunkiausią etapą, kai mes turime pašalinti būtent tą mūsų ieškomą medžiagą, išplauti ją, kažkokiu mistiniu būdu sugalvoti, kaip tai daryti. Ir tada mes turim ertmę, kuri bus labai būtent specifiška tai mūsų ieškomai medžiagai. Ir tada mes galėtumėme svarstyti ir galvoti, kad būtent jau tą sukurtą sluoksnį mes galime naudoti kaip jutiklį būtent tai konkrečiai padarytai medžiagai. Tai, pavyzdžiui, mes turim tuos, ar ne, monomerus, tas molekulės, o kino molekulės. Tarkim, tas pats pirolas, ar ne? Tai polipirolų pagrindu aš darau, tai pirolas. Medžiaga polipirolas. Taip, plastikas galim paprasčiausiai šnekėti, dar jeigu iš visai supaprastinant. Tai turim pirolą, turim, tarkim, baltymą, turim įvairius priedus, kurie mums padeda tą sintezę įgyvendinti, sukurti. Tai sintezė yra tas jungimasis iš tų Lego kaladėlių, tokį vieną bendrą tokį kaip... Sluoksnių padarimas, taip realiai. Mes ant elektrodo paviršiaus suformuojam sluoksnį. Taip. Tai ir tas paviršius yra, tas aktyvus, ta pagrindinė dalis, kuri galėtų būti sensoriaus jau kažkam prototipe pagrindinė dalimi. Ir tiesiog tada įspaudžiamas būtent tas arba aplimpa, ar ne, tą būtent spyglio baltymą ir paskui tu mistiniu būdu išplauni, tiesiog atlieka tas toksai, tas įspaudas. Taip, įspaudas, ertmė lieka taip. Tarkim, kaip tu tarkim, turėtum kokią nors, tai nežinau, plastiliną, tai kokią nors detalę jį žaisliukai spausime ir tiktų. Ir kitas netilptų, tik tas, kuris... Realiai taip ir yra. Principas toks, raktas arba spina, galim sakyti, arba tas antspaudo principas, arba gražus labai palyginimas su pelenė buvo ir kurpaitė. Ačiū. Taip, kad jūs kuriat kurpaitės. Kurpaitė konkrečiai pelenė. Nes kad koja. Tai paskui, kai būna tie jutikliai, ar ne, tas paviršius, tiesiog tada jau būna turbūt kokiams tirpalė, skystėje. Taip, mes atlikinėjom tirpalę, tai mes paskui mūsų ir tyrimas paskui tolimesnis vyksta būtent irgi tirpalė. Tai gali aišku viskas keistoje formoje čia vykti, bet mūsų tas sukurtas sluoksnis, jisai gali stovėtis, gali ir erdvėje, ore, ta prasme nereikia jo ten patalpinti būtinai į kažkokį ar ten buferį, ar kažkokį šiaip skystį, ar vandenį. Tai kai jau mes jį sukuriam, kai mes jau jį turim, tai jisai tiesiog tuo metu ant jau mūsų to elektrodo ir gali būti sandėliuojamas. Tai pažiūrėjau, tarkim, tas pats koronavirusas. Ir ne, kaip su tokia technologija galim nustatyti, kad žmogus tikrai serga koronavirusu. Kaip tada, kaip ten patenka į tą ertmę suformuotą tame pagrinde, ar ne? Tai mes darom prielaidą, kad, tarkim, jeigu mes jau paimsime mėginį kažkokį, padarysime jį skystos formos, ten praskėsim atitinkamai ir panašiai, tarkim, įdėsime į bendrą induką ir tada mes galime svarstyti, tada mes jau atliksime tyrimą, tarkim, elektrocheminį tyrimą, rašysime ten tas smailes, kreives braižysime, žodžiu, kompiuterį matysime ekrane ir gaunant atitinkamą signalą mes galėsime pasakyti, kad ten tikriausiai įvyko susijungimas, jungtis atsirado pateko, mes matom atsaką ir mes galim sakyti, kad taip, čia dabar jau yra ta mūsų ieškoma medžiaga.
Taip, tai buvo irgi to pristatymė per Trio Grand Prix renginį, ne tik koronavirusas, bet dar keli pavyzdžiai buvo paminėti. Kas konkrečiai gali priminti, kur dar buvo sėkminga, ar ne? Taip, sėkminga tai buvo dabar keliuose dalykuose, tai vieni iš tokių yra ir bakterija listerija, tai kuri minėjau, kad gali sukelti įvairių virškinimo sutrikimų ir mirtį netgi. Tai viena iš jų, taip pat metileno melinasis, pati paskutinė publikacija irgi su tuo yra susijusi, tai šita medžiaga šiaip labai plačiai yra naudojama, tiek ir dabar dar vis dažuose gali būti randama, mėlynas dažas. Dėl to man mėlynas spalva irgi labai patinka. Kažkokiam rodo, kad maisto produktai irgi. Gali būti ir produktuose, gali būti ir kaip teršalas tikrai randama, ir vaistuose naudojama irgi kaip priedas, tai ir sakoma, kad kelia daug neigiamų efektų, tai jos kiekio sumažinimas arba aptikimas ir pašalinimas irgi gali būti pakankamai reikšmingas. Tai va tokių, aišku, taip pat minėta ir šlapimo rūgštis, tai čia tokie pagrindiniai, dabar ir su salicilo rūgštim irgi darėm tyrimus, tai dar netokie kol kas sėkmingi, bet tai, žodžiu, tų analičių, tų ieškomų medžiagų mes ką sugalvojom, kas tuo metu mums kyla idėja, kokia mes ties ta ir apsistojam ir tada jau bandom surasti. Gerai, tai viena vertus, kaip suprantu, tai yra gan sėkmingi tie tyrimai, bet tu sakai, kad yra sunku ten išplauti paskui tą šabloninę molekulę, kiti dalykai tiesiog, kiek yra tos sėkmės ir to tokio, daug tokio juodo darbo, kur tu dar nežinai, kas gausis ir kur dar tobulinti. Sėkmės reikalas yra visiškas numeris 1, man atrodo, nes tu gali labai daug ir straipsnių paskaityti ir pagalvoti, kas galėtų veikti, bet paimi, padarai ir neveikia tau taip, kaip prašė, pavyzdžiui, vienas dalykas. Kitas dalykas, gal labai daug variacijų norėjai išbandyti tiesiog ir, tai sakau, su paskutiniu, tarkim, metileno melinuoju, bijau pameluoti, bet tikrai metai laiko buvo vien tik tai tyrinėjom, kaip daryti, kaip tą sluoksnį čia ilgiau išlaikyti ant to elektrodo, kaip čia dabar jau išplauti, kad išsiplautų, nes labai sunkiai plaunasi. Tarkim, tai tų variantų aplinkybių labai labai daug ir tiesiog sėkmės faktorius, man atrodo, labai didelis. Kurią tu variaciją pasirinksi, kuri tikrai veiks, nes tu gali prieš tai labai daug failų, kaip sakant, padaryti. Kalbant lietuviškai. Kalbant lietuviškai, atsiprašau. Jo, bet ta technologija, kurią tu su kolegomis darai, jau jinai konkrečiose jutikliuose buvo išbandyta? Taip, yra ir patentuotų variantų, ir yra... Čia Lietuvoje ir ne Lietuvoje, bet yra ir toks sensorius dabar maisto alergenam būtent nustatyti, toks nešiojamas mažo dydžio, jisai būtent ta MIP technologija yra paremtas, tai tų variantų, kas jau yra rinkoje, šiaip yra. Tai tu jau prisidėjus jau konkrečiai ten? Prisidėtus aš nesu pati prisidėjus, mačiau, kad egzistuoja, tai tik tai, kad aišku, čia atsiranda pokyčiai tame, kad mes, tarkim, naudojam galbūt kitokias ten sintezės sąlygas, naudojam kitokius polimerus, nes tai jau keičia, iš principo keičia mūsų patį rezultatą, tyrimą. Tai ir tada, tos analitės, tos medžiagos, kurių mes ieškom, jos irgi, kadangi visos yra skirtingos, tai tas atradimas kiekvienai tinkamos arba, tarkim, medžiagų grupiai tinkamų sąlygų kažkokių irgi yra didelis iššūkis. Bet mes kalbam, kad, tarkim, tiek kas FTMC, ar ne, yra kas sukurta, patentuota, tas jau yra praktiškai, Dėl FTMC ar patentavo šitoj srity, dar nežinau, neatsimenu, reikėtų patikrinti, bet apskritai, ta prasme. Pasaulio šita technologija yra, daug žadanti, ir yra, kad ir... Supratau, gerai. Galim pakalbėti, Raimonda, apie tavo kitas veiklas, nes jų tikrai yra daug. Irgi, kiek aš girdėjau iš savo artimų šaltinių, jog tu gyveni automobilyje ir savo BMW šitą Batmaną matai dažniau negu savo 3 kambarių ar 4 kambarių butą senamiestyje. Senamiestyje negyvenu. Ok, kur nors Užupyje arba Turniškėse. Tai prabangiai irgi, bet taip, dėja tenka toj mašinoj kartais, panakvo dar neteko, bet taip, aš tikrai vis dar kiekvieną savaitgalį aš važiuoju ir į Marijampolę važiuoju, nes yra ten tų veiklų ir reikalų. Taip, tu iš Marijampolės, šitą svarbu paminėti. Tai čia, man atrodo, iš akcentų žmonės ir taip turėtų suprasti. Gal iš Vilkaviškio, nebūtinai iš Marijampolės. Iš Vilkaviškio biški gilesnė kalba tokia būna. O aš tavęs dabar neįžeidžiau pasakydamas, kad tu iš Vilkaviškio. Ne, viskas tvarkoj. Tai aš tikrai daug laiko leidžiu automobilyje ir taip aš baisiai prisidedu prie aplinkos taršos. Nereikia taip daryti, bet aš tikrai kasdieną važinėju,
Kasdieną. Nu, ta prasme, kasdieną į darbą važinėjau ir taip. panašiai, taip, bet o kas savaitgalį važiuoju ir namo, tai namo jau, tai tenka pabuvoti. Ir šiaip, aišku, būna kartais reikalų, renginių, tai ir po Lietuvą dažnai pasivažinėjau. O tu mėgsti, kaip čia pasakius dabar? Vairuot labai mėgstu. Viršyti greitį. Ir grumuoti ten kitiem, ten žąsinę pasitraukti. Taip, aš kai važiuoju viena, taip aš labai esu agresyvi vairuotoja. Nevengiu pasikeiksnuoti. Tu tolimasis taip mirkčia, ar ne, jeigu kas nors ten... Jeigu man labai trukdo autostradui, nežinau, išvažiavau, juostą ir dabar nepaspaudžiu. Nu, ta prasme, aišku, iki tam tikros ribos, bet man atrodo automobilio pasirinkimas. Tai tie stereotipai iš dalies... Stotelių dar nedaužau ir tikiuosi taip ir nebus. Bet, vis tiek to komforto, šiek tiek greitesnio pajudėjimo noris, tai, tiesiog yra tų tokių šabloninių. Kiek laiko tu nuvažiuoji iš Vilniaus į Marijampolę? Ilgai aš važiuoju, šiaip porą valandų reikia, bet kuriuo atveju, nes jeigu... Tai tu per 1,5, žodžiu, tada. Tai nuo ženklo iki ženklo skaičiuosi. Taip, ir tu Marijampolėje esi prezidentė vienos jaunimo organizacijos... Jaunimas yra. Taip. Ir tai viena iš tavo daugelio veiklų, ką tu darai. Trumpai apie tavo organizaciją, ar ne? Tu bandai kažkaip pritraukti, ar ne, tuos žmonės, kurie jau išskrido, išvažiavo, kad jie kažką dėl savo to krašto gimtojo veiktų toliau. Taip, tai šiaip organizacija šiemet švenčia kaip tik 10 metų, prieš kelias dienas atšventė. Tai iš tikrųjų ir gimimas organizacijos buvo dėl to, jog aš ir pati tuo metu jau viskas, kaip ir baigiau pasirodymą mieste ir išvažinėjau studijuoti į Vilnių. Ir kilo ta idėja, kad vienaip ar kitaip gal reikia prisidėti prie regiono problemų mažinimo. Ir viena iš pagrindinių regionų problemų yra ta, kad regionai neturi vyresnių jaunų žmonių. Ta prasme, pagrindas yra moksleivija, o vyresni žmonės, kas yra pagal įstatymą iki 29, tai yra labai, labai limituoti skaičiai ir arba tie žmonės tada tiesiog išvyko arba sukūrė šeimas ir, ta prasme, jie nėra nei labai aktyvūs bendruomenės nariai ir, trūksta to pagrindo ir dėl to sunku regionam prisitraukti būtent apskritai žmogiškuosius išteklius, nes, nėra ten tiem žmonėm ką veikti, dažniausiai taip sakom. Tai iš tų paskatų ta organizacija ir gimė, kad, reikia kurti daugiau veiklų būtent jauniems žmonėm, dabar ypatingai ir vyresniem jauniems žmonėm. Viena iš pagrindinių problemų, kurią mes ir ten Marijampolėje išsigryninom, kad trūksta veiklų būtent vakarinių paros metu, naktį ten nėra ką veikti. Nėra ten kažkokių... Tai dabar, aišku, tai prieš 10 metų tai nei barų ten pakankamai nebuvo vienas kitas, ta prasme, tai tiesiog buvo labai dideli trūkumai, o plus, kai pagalvojom apie dar jaunesnius, tai ką jiem ten tą vakarą veikti, iš vis, tu į tą barą net dar nenueisi. Tai jei nenori į barą, tai ką veikti. Tai ir... Čia labai įdomu. Ir vienas dalykas buvo tai, kad mes tada labai daug veiklų pradėjom daryti būtent vakarinių arba vėlių paros metu. Tai tokie renginiai gimė ten kaip ir sporto naktis, ekstremali naktis, festivaliai, žodžiu, daug tokių pramoginio turinio veiklų. Aišku, neapsijom ir be sudėtingesnio turinio, kas šiaip buvo aktualu įvairūs jaunimo politikoje vyraujanties klausimai. Ilgą laiką dirbom ir su emocinė sveikata ir vis dar dirbam, tai tokių daug klausimų aprėpėm, kaip sakant, ir tiesiog kitas paskatinimas norėjom, kad būtent kiti irgi jauni žmonės, ne tik mes patys, kurie mes išvykę, Kaunas, Vilnius ar dar kiti miestai, bet apskritai kiti žmonės irgi prisidėtų prie tos veiklos, tai mes dar prieš COVID-ą realiai, kai jau pradėjom darbus, mes jau tada pradėjom dirbti nemažai nuotolių, nes beveik visi išvažiavę, tik keli moksleiviai būdavo, kurie veikia, gali, kaip sakant, darbo rankos pabūti irgi būtent mieste. Tai norėjau tos paskatinti ir kitus jaunus žmonės, kad jie neatsiribotų visai nuo to miesto, kad kažkiek prisidėtų, kad būtų tas noras grįžti. Kaip aš juokauju, sakau, ne tik cepelinų pavalgyti ar grįžti, bet ir kažką nuveikti. Nes šiaip iš tikrųjų vėliau, kol tu dar ten 22, kokie 3, tai tu dar grįžti, tu dar turi to savo žmonių rato daug nemažai, kurie bent jau grįžta turbūt. Arba jie grįžta, arba ten ta atskirtis tarp to amžiaus nėra labai didelė, tai truputį jaunesni dar yra tenai.
O paskui prasideda ta problema, kad ką man grįžti, nes aš vis tiek neturėsiu ką veikti. Tarsi aš neturiu draugų. Tas man buvo, atsimenu, prieš kiek tai metų, gal jau seniau negu prieš 5, gal prieš 10, buvo mokyklos renginys mano Šešioniškės ir grįžtu į tą mokyklą, ten pakalbėti apie savo profesiją ir žiūriu, kad aš, gerai, kelis mokytojus pažįstu ir mokytos, bet iš tų vaikų, aš nieko, visiškai tuščia. Ir mokykla dar buvo po remonto, po renovacijos, tai net mokykla pati ten pasikeitus, per daug tvarkinga, per daug ten švari. Tai aš įsivaizduoju, ką turi meni. Jo, tai dėl to ir norėjusi kurti tuos dalykus, kad tiesiog, tai aišku, ir patiems dėl to smagiau, ir tos veiklos turi, ir įvairių tada kompetencijų gali ugdytis, tai tiesiog dėl to ir vis dar darom, kaip sakant. Bet tai yra renginys, būtent tam vietos daugiau jaunimui. Fokusas yra pagrindinis taip Marijampolės apskritis regionas, bet tikrai, kadangi nemažai veiklų yra ir online, ir to turinio yra online, tai tikrai galima labiau plačiau žiūrėti, kad tas pritaikymas ir tas paskirtis gali būti naudojama, bet aišku, ten buvo ir yra tų minčių apie tai, kad galbūt plėtra į nacionalinį lygmenį galėtų būti, bet čia, kaip sakant, čia gal po doktorantūros kažką ir padarysim, dabar tiek išteklių nėra, kaip sakant, nes vis tiek tai yra savanoriška veikla, tai tu bet kuriuo atveju neskiri ten kiekvieną dieną labai daug perteklinį skaičių valandų. Bet žmonėms patinka, yra tas ryšys ir sudomėjimas tokiais renginiais, tokiais dalykais? Taip, mes šiaip, mes manom ir šiaip apdovanojimų tikrai nemažai gaunam iš tos pusės, kad esam vieni aktyviausių, tie renginiai yra pakankamai populiarūs ir, kuriam tą šiek tiek kitokį turinį, čia pirmą kartą apskritai regione turėjau aš asmeninį tokį lūkestį, labai norėjau meninį performansą miške padaryti, žiauriai norėjau, prieš metus laiko sugalvojau, kad reikia, ir padarėm, ir buvo pirmą kartą, buvo labai įdomu, labai patiko žmonėm, tai tokie ir paskui labai geri tie atsiliepimai pozityvūs irgi taip skatina, kad padarysim dar. Ką jūs ten miške darėt? Meninis buvo performansas, mes aišku ten kalbėjom apie emocijų pažinimą, būtent tą kelionę į save, ten buvo vis to miško taku ir tada ten per šokį, teatrą, poeziją keliavom per tam tikras emocijas. Dar trumpai, tu ir tyrėjų vienoje įmonėje kažkaip ten darbuojas, netyrėjot, prašau, teisininkų įmonėje. Pas teisininkus, taip, tai teisininkų EILO dirba būtent intelektinės nuosavybės srityje, tai kartais prie patentų temos irgi, galiu būti naudinga, kaip sakant, tai šitoje vietoje irgi, prisidedam prie mokslininkų darbų, padedam parengti paraiškas ir panašiai. Tai patentų srity taip irgi šiek tiek. Matau perspektyvų, žiūrėsim, kaip bus toliau, gal čia irgi plėtosis mano veiklos irgi dar labiau šitoje vietoje. Jo, bet tai kiek tu laisvo laiko turi? Neturiu. Neturi? Neturiu. Okay. Čia labai, dėl to meilė man ir nesiseka. Ką po šitą įrašą veiksi? Ar dėl to tam nesiseka? Nes neturiu laiko. Taip, kartais kaip čia, pasidarai tu to laisvo laiko, supranti, kad nežinau, reikia su draugais eit susitikti, kitaip, kaip čia, kaip iš vis kitaip čia tuos socialinius ryšius susitvarkysi. Tai pasistumdai, randi, kartais kaip čia savaitė būna, kartais laisvesnė, kartais netokia laisva, tai visko būna, bet tas laisvalaikis taip, jisai šiek tiek... Tai aš tas jaunimo veiklas dažnai savo laisvalaikiu kartais laikau, nors darbo yra tiek, kaip darbas atrodo, tai taip ir laviruojam, tai sudėtinga. O po šito įrašo, ką veiksiu, tai eisiu dirbti. Toliau čia į laboratoriją? Jo, eisiu rašyti. Disertacija. Kelinti metai? Paskutiniai. Paskutiniai jau? Jo. Kada gynimai? Tai po naujų reikėtų. Po naujų metų jau. Tai sėkmės, sveikatos, kaip sakant. Sveikatos labiausiai. Jo, nes jau linki. O gerai, o tu šito Marijampolės mašinų turgui nieko neturi bendro? Ne, mašinų turgui ne, ir mašinų turgus labai toks kultūrinis, labai svarbus. Jau, bet labai sunugesų šitą dalis jau iš tikrųjų. Jau tas turgus Tauragė, man atrodo, uzurpavo jau paėmus viršų. Tai Marijampolės mašinų turgus kažkaip neturi labai daug veiksmų. Neplanuojat kažkaip performanso šitam turgui? Ne, šitam ne. bet toje ekstremalioje naktį, kai darėm, tai taip, drifto pasirodymai irgi buvo, tai žodžiu vis tiek su automobiliais šiek tiek siejasi. Ir tu už savo BMW turbūt? Neišdrįsau dar kol kas, bet sužinau, kiek kursai kainuoja, tai pagalvosiu. Gerai, Raimonda, ir turbūt klausimas paskutinis, vis tiek apginsit disertaciją savo iš tų pačių molekulinių įspaudų šauniųjų ir kas paskui, ar tu turi, tarkim, kokią viziją arba, tarkim, svajonę, ar ne,
kur toliau, ko siekti savo kaip mokslininkės karjeroje? Tai siekis ir noras būtų, aišku, iš apskritai srities nepradingti, tęsti tyrimus ir toliau. Idealiu atveju žiauriai smagu ir faina būtų, jeigu į verslo kryptį kažkaip pavyktų mums su komanda kartu pasistumėti ar kažkokį startupą sugalvoti, kokį daryti, ar kažkaip žemesnių lygių, ta prasme, kad iš lėto, lėčiau galbūt kažkokią įmonę steigti šitoj vietoj. Tai labai norėtųsi, kad tie tyrimai įgautų kažkokį fizinį kūną. Tai siekis toks didesnis ir būtų, kad nuo tik laboratorijos ir kalbėjimo galėtumėm pereiti. Išradimas koks nors, tarkim. Taip, kad galėtumėm turėti ar ką parduoti, ar ką daugiau parodyti. Tai norai tokie būtų. Ir pailsėsi kitą savaitę, lapkričio, nes atostogos mokiniams, nes turi chemijos mokytoją, ir dabar irgi prisiminiau šitą faktą. Būna protarpiais. O kur tu mokytojauji? Mokykloje. Vilniuje. Vilniaus privačioje gimnazijoje. Tai daug iššūkių irgi. Aš, aišku, tik tai ten kelias pamokėlės turiu, tai čia tik nuvažiuoji, atvažiuoji, kaip sakant, viskas gerai. Bet jo, iššūkių irgi yra, nes, kaip čia, turi irgi ir suprantamai paaiškinti, ir prisitaikyti prie tos situacijos, tai daug tokių visokių. O vaikai paaugliai ar labiau mažesni? Paaugliai, ne, tai chemija apskritai tik nors prasideda. Tai labai mažuliukų ir neturim, bet taip, vyresni jau realiai kaip lygų su lygiais mes praktiškai bendraujam, nes vis tiek aš dar tokia žema, tai aš vis tam kaip vaikas kartais atrodo. Sakau, čia mokytoja ar čia mokiniai? Tai dar džiaugiuosi, kad bent jau atrodau jaunė. Tai sėkmės tau, ačiū tau, Raimonda, tikrai dar būtų galima kokias kelias valandas apie įvairiausius dalykus kalbėti, gal kitais kartais. Raimonda Bogužaitė, FTMC nanotechnologijų skyriaus doktorantė, jau greitai mokslų daktarė buvo mūsų tinklalaidėje, tai ką jūs ten darot? Aš Simonas Bendžius, ačiū visiems, kurie mūsų klausėtės ir kurie mūsų žiūrite. Visos laidos YouTube kanale Fizinių ir technologijos mokslų centras reikia įvesti ir LRT radiotekoje. O prie pulto ir čia viską mums sustatė ir garsų ir vaizdų rūpinosi Ovidijus Žalys. Ačiū tau, Ovidijau, nes aš vis pamiršdavau tave paminėti ankstesniuose podcastuose, tai dabar aš šitą bandau išpirkti dalyką. Tai va, iki kitų kartų. Viso.